Ar žinai, kokius signalus siunčia tavo skydliaukė? Atpažink juos, kol dar nevėlu. Kūnas kalba, bet ar tu jį girdi? Jeigu jaučiate nuovargį, energijos trūkumą, nerimą, svorio svyravimus, nemigą, mieguistumą, plaukų slinkimą, vidurių užkietėjimą, raumenų silpnumą, skausmus, odos sausumą ar trapius nagus, depresiją, menstruacijų sutrikimus, jautrumą šalčiui, veido tinimą, atminties ar koncentracijos problemas, šie požymiai gali signalizuoti apie sutrikusią skydliaukės veiklą, pavyzdžiui, autoimuninį tiroiditą Hashimoto. Deja, šie sutrikimai dažnai lieka nepastebėti metų metus, ypač kai tiriamas tik vienas rodiklis TTH. Autoimuninio tiroidito atveju simptomai būna neryškūs arba priskiriami kitoms priežastims, todėl liga progresuoja tyliai. Kai organizme prasideda imuninės sistemos sutrikimas, pirmiausia padidėja skydliaukės antikūnų kiekis. Deja, šis tyrimas dažnai nėra atliekamas profilaktiškai net ir esant minėtiems simptomams. Skydliaukės antikūnų kiekis gali būti padidėjęs 5, 10 ar net 15 metų, kol pokyčiai atsispindi TTH tyrimuose. Svarbu suprasti, kad skydliaukės antikūnų buvimas rodo aktyvų skydliaukės audinio naikinimą. Net jei TTH rodikliai yra normalūs, padidėję antikūnai reiškia, jog tai tik laiko klausimas, kada skydliaukė praras gebėjimą gaminti pakankamai hormonų. Todėl rekomenduojama atlikti pilną skydliaukės tyrimą, ne tik hormonų, bet ir antikūnų kiekio nustatymą. Tuomet, jei jaučiate bent vieną iš išvardytų simptomų. Ankstyva diagnozė padeda užkirsti kelią ligos progresavimui, išvengti rimtų sveikatos komplikacijų. Kaip pagerinti skydliaukės veiklą? Skydliaukė glaudžiai susijusi su mūsų fizinė ir emocinė savijauta. Jos veiklai palaikyti svarbu keletas pagrindinių veiksnių. Pirmasis – mityba. Skydliaukės sveikatai būtini mikroelementai selenas, cinkas, jodas, magnis. Jie dalyvauja hormonų gamyboje ir palaiko antioksidacinę apsaugą. Nemažiau svarbus kokybiški baltymai ir sveikieji riebalai, kurie būtini hormoniniai pusiausvyrai. Taip pat ir pusryčiai kasdieną per 1 valandą nuo atsibudimo. Miegas. Naktį organizmas atstato hormonų pusiausvyrą. Todėl 7-8 valandų miegas yra būtinas sveikai skydliaukės veiklai. Sekantis veiksnys yra streso valdymas. Ilgalaikis stresas slopina skydliaukės funkciją, todėl verta reguliariai skirti laiko poilsiui, kvėpavimo pratimams ar buvimui gamtoje. Fizinis aktyvumas. Judėjimas gerina medžiagų apykaitą ir padeda išlaikyti hormoninę pusiausvyrą. Rūpinantis šiais kasdieniais įpročiais galima ne tik palaikyti skydliaukės veiklą, bet ir pagerinti gyvenimo kokybę. Straipsnį parengė Viktorija Filipavičienė, sveikos gyvensenos trenerė ir lektorė, skydliaukės harmonija įkūrėja. Specializacija skydliaukės sveikata holistiniu požiūriu. Padeda žmonėms atkurti hormonų balansą natūraliomis priemonėmis, per mitybą, gyvenimo būdo pokyčius ir tinkamą papildų parinkimą. Viktorijos kelias į šią sritį prasidėjo iš asmeninės patirties. Tiek ją, tiek jos dukrą palietę skydliaukės sutrikimai paskatino gilintis, ieškoti sprendimų ir sveikimo kelių. Viktorija baigusi endobiogenikos kursą Medicina ne medikams. Tęsė studijas Holistinio ugdymo institute ir jau daugiau nei 5 metus aktyviai bendradarbiauja su mitybos ir skydliaukės sveikatos specialistais. Savo žiniomis ir patirtimis ji dalijasi su tais, kurie pasiruošę perimti atsakomybę už savo sveikatą ir gyvenimo kokybę. Viktorija išleidusi palankių skydliaukės sveikatai receptų rinkinius bei elektroninę knygą. Nuolat rengia mokymus apie hormonų sveikatos palaikymą ir atstatymą. Tinklapyje skydliaukėsharmonija.lt rasite daugiau reikalingos ir naudingos informacijos. Speciali 10% nuolaida pirmam užsakymui su kodu sąmoningas. Straipsnis parengtas žurnale Sąmoningo žmogaus pasaulis.